Dėkui posėdžio pirmininkai ir norėjau paklausti sveikatos apsaugos ministrės dabar dėl teikiamų teisės aktų projektų, kurie, kaip suprantu, eliminuoja galimybę privačioms gydymo įstaigoms rinkti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas ir iš dalies čia kaip ir buvo jau klausta. Tačiau man įdomiausia būtų, kas laukia tų privačių įstaigų, kurios pasinaudojo galimybę veikti ne visai, sakykime, skaidriai. Viena ranka semti valstybės pinigus, o kita rinkti priemokas iš pacientų. Ar neprasidės šių įstaigų griūtis, kas laukia tų jose įdirbančių medikų, ar valstybė bus pajėgi pasiūlinti jiems darbo vietas ir kadangi nematau finansų ministro, gal ministras pirmininkas atsakys, ar valstybė ras lėšų šių specialistų tikimų paslaugų apmokėjimui. Ačiū. Dėkoju gerbiamas Seimo nary Jums už klausimą tokį išplėstinį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad priemokų klausimas yra aktualus ne tik privataus sektoriaus įstaigom, bet ir viešojo sektoriaus įstaigom, tom įstaigom, kurios priklauso Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai, tai reiškia yra sudariusios sutartį su ligonių kasa ir jų teikiamos paslaugos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Dauguma medikų, kurie dirba tiek privačiame sektoriuje ir teikia paslaugas tiek viešosiuose sveikatos įstaigose, yra tie patys medikai, didžioji dalis. Todėl tikrai nereiktų baimintis, kad medikai kažkaip nukentės be abejonės. Na ir tai tie atvejai, kurie yra išaiškinami, kai Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai priklausančios įstaigos ima papildomas priemokas už paslaugas, kurias jau buvo sumokėta, ligonių kasa gaudama tuos kreipimusius skundus ir signalus, pareikalauja grąžinti lėšas, kurios buvo sumokėtos iš privalomo sveikatos draudimo fondo.